Šiandien pasakosiu istoriją apie mantą. Mantas. Okay? Dabar yra 7 valanda. 7 valanda ryto. Ne? Yra rytas. Saulė pateka, ne? Saulė eina į viršų. Dabar yra rytas. 7 valanda ryto. Ir Mantas dar miega. Mantas miega. Mantas miega lovoje. Ir staiga suskamba čia yra jo telefonas, ne? Čia jo telefonas ant stalelio prie lovos. Ir telefonas tin. Žadintuvas, ar ne? Žadintuvas suskamba. Suskamba žadintuvas ir Mantas išgirsta ir atsibunda. Mantas atsikelia, ar ne? Atsikelia ir tada pažiūri savo laikrodį. Mantas paima telefoną ir pažiūri laikrodį telefone. Telefone yra laikrodis, ne? Laikrodis. Telefone, ne? Telefone. Jis pažiūri laikrodį ir jis galvoja, jis atsimena. Šiandien yra pirmadienis. Ne? Šiandien yra pirmadienis. Savaitė yra 7 dienos, ne? Yra pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis. Okay? Šeštadienis ir sekmadienis yra labai gerai. Super. Nereikia eiti į darbą. Ne? Šeštadienį, sekmadienį galima miegoti iki 10. Ne? Jis gali miegoti iki 10 šeštadienį ir sekmadienį. Bet šiandien yra pirmadienis. Ir Mantas negali. Jis negali miegoti iki 10. Jis gali miegoti iki 7, nes jam reikia eiti. Jis turi eiti. Ne? Turi bėgti kartais su savo portfeliu. Jis turi eiti į darbą. Ne? Į ofisą. Jis turi eiti į ofisą. Ne? Šiandien. Mantas šiandien 7:30 Mantas turi būti 7:30 Mantas turi būti ofise. Jis turi būti darbe. 7:30 šiandien. Pirmadienį. Ne? Pirmadienį. Nes šiandien jis turi susitikimą. Yra susitikimas. Posėdis, ne? Yra prie stalo. Yra jo šefas, ne? Šefas sėdi. Jo kitas šefas, ne? Jo visi kolegos ten sėdi. Visi kolegos sėdi posėdėje. Ir Mantas turi eiti į darbą. Turi eiti į posėdį. 7:30. Ir tai yra labai, labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Jis būtinai turi būti posėdis 7:30. Ir suskamba telefonas, ir nesuskamba telefonas. Dabar yra 7 valanda. Ir Mantas atsikelia, ne? Mantas išeina iš lovos. Atsikelia. Okay? Mantas atsikelia. Jis atsikelia. Okay? Ir dabar galim pažiūrėti, kas bus, ne? Jis atsikelia. Ir tada jis apsirengia. Okay? Mantas paima. Jis susišukuoja savo plaukus su šukomis, ne? Su šukomis. Susišukuoja plaukus. Ne? Užsideda kostiumą. Ne? Tokį formalų kostiumą. Tokį gražų kostiumą su kelnėmis ir panašiai, ne? Jis gražiai apsirengęs, pasiruošė eiti į darbą, ar ne? Ir išeina. Jis išeina į darbą.
Okay? Išeina į darbą. Ir Mantas žiūri, kad jis neturi daug laiko, ar ne? Jis atsikėlė 7 valandą, jis atsikėlė ir 7:30 jis turi būti darbe. Tai nuo 7 jis turi nueiti iš namų, jis, čia yra Manto namas, čia gyvena Mantas, ne? 7 jis atsikėlė, nuo 7 iki 7:30 jis turi nukakti iki darbo. Ne? Čia yra ofisas. Nuo namų iki ofiso reikia per 30 minučių. Jis turi 30 minučių nuvykti nuo namų iki ofiso. Tai Mantas bėga. Okay? Mantas galvoja, jam reikia bėgti. Jis bėga labai greitai, jis bėga, tiesiog skuba, bėga, ne? Bėga į autobusą, ne? Bėga į autobusą. Bėga ir jis pamato autobusą. Bet kai Mantas nubėga iki autobuso, autobusas jau būna, čia yra stotelė autobuso, ar ne? Čia yra autobuso stotelė, ne, salelis. Čia yra autobuso, ne stotelė. Jis nubėga į autobuso stotelę, bet autobusas jau būna toli. Bet Mantas pamato vieną labai keistą dalyką. Mantas pamato autobusą ir jis nesupranta, nes jis mato autobusą 2 aukštų. Yra vienas aukštas, ne? Vienas aukštas ir antras aukštas. Ne? 2 aukštų autobusas. Kaip Londone. Mantas, jis žiūri, ne? Jis atsistoja prie stotelės ir žiūri. Jo akis iššoko, jis nustebęs, jis labai nustebęs, nes jis nežino, kodėl yra 2 aukštų autobusas Vilniuje. 2 aukštų autobusai yra tik Londone. Ne? Jis nesupranta. Bet Mantui labai baisu, nes jis neturi laiko. Dabar jau yra 7 valandos 15 minučių. Jis žino, kad jis nespės į darbą. Jis nespės į susitikimą. Ar ne? Į posėdį. Jis nespės. Jis neturi laiko. Ne? Tai Mantas paima savo telefoną. Ir Mantas paima telefoną ir skambina. Ne? Jis paima savo telefoną, ne? Ir skambina taksi. Ne? Jis skambina taksi. Ne? Ir jis išsikviečia taksi į stotelę. Ne? Į savo stotelę. Jis turi atvažiuoti taksi. Ne? Ir Mantas laukia. Ne, jis laukia 1 minutę, jis laukia 2 minutės, jis laukia 3 minutės, jis laukia 10 minučių laukia taksi. 10 minučių. Ne? 10 minučių. Po 10 minučių jau yra 7:25. Jis žino, kad jis vėluos, jis nespės, jis vėluos į susitikimą. Ne? Ir jis atsisėda į taksi. Galų gale atvažiuoja taksi. Bet taksi būna ilgas taksi. Važiuoja taksi ir tas taksi yra labai ilgas taksi. Važiuoja toks didžiulis, labai ilgas ir senas limuzinas. Ir Mantas visiškai nesupranta, kas čia vyksta.
Jis matė autobusą, buvo 2 aukštų, jis labai nustebęs buvo. Vilniuje nėra 2 aukštų autobusų. Ir dabar jis mato limuziną taksi. Jis galvoja, kodėl? Jis labai nustebęs. Ir jam reikia į darbą. Mantui reikia į darbą. Jis sėda į taksi ir važiuoja. Ir jis važiuoja labai ilgai. Jis važiuoja ne 5 minutes. Jis sėdi tame ilgame taksi, ne? Jis ten sėdi viduje. Ir jis važiuoja 10 minučių, 20 minučių. Ir jis bando kalbėti su vairuotoju, bet vairuotojas labai toli. Jis rėkia. Vairuotojau! Jis rėkia, bet vairuotojas negirdi. Ir Mantas nebesupranta, jis galvoja, kas atsitiko? Ir jis galvoja, ar aš sapnuoju? Ar čia yra sapnas? Ne? Kai žmogus miega, ne, jis mato, ne? Jis mato sapnus. Ne, sapnas, kai žmogus miega, yra sapnai, ne? Ir kai jis tai pagalvoja, Mantas pagalvoja, ar čia sapnas? Kodėl tas autobusas 2 aukštų? Kodėl tas limuzinas toks ilgas? Ir kodėl jis taip ilgai važiuoja? Mantas galvoja, ar čia sapnas? Ir kai jis tai pagalvoja, Mantas atsibunda. Okay. Mantas atsibunda. Aš nebemoku piešti, ne? Mantas atsibunda. Mantas yra lovoje. Taip, Mantai. Tai yra sapnas. Mantas atsibunda. Ne? Jis pažiūri į telefoną. Jis pažiūri savo telefoną. Ir dar jis turi 25 minutes. Taip, tai yra nedaug laiko, ar ne, nedaug laiko, bet Mantas greitai apsirengia, užsideda kostiumą, užsideda kelnes, susišukuoja plaukus, ne? Ir eina į darbą. Ir Mantas į susitikimą vėluoja tik 5 minutes. Tai va, tokia istorija. Ar jums yra tai buvę, kaip Mantui, kad atrodo atsikėlėt, jau išėjot iš namų ir po to atsibundat, suprantat, kad tik sapnavot? Parašykit komentaruose. Iki.